Kad būtų paprasčiau pirmadienį mums dirbti, tai aš pabandysiu parodyti, kaip pasiruošti. Galbūt jau ir namuose sugebėsit pasiruošti, ar turėsit laiko pumpurui. Pumpurui ir žalius tuos lapelius. Tikriausiai namuose stalčiui rasite įrankių, kur būtų toks apvalėjęs galas. Čia skustuką. Aš kažką radau. Varžtų būna visokių, pasau yra pasikuičiau. Nesvarbu, kad būtų apvalus galas. Manau, jau šitie biskį per daug išdžiūvo. Biskį galima padrėkinti, kad aš galėčiau formuoti jį. Skirtingų formukių pasiruošim tuos lapelius, bet kiekvienas vis vien turės būti įgaubtas. Iš virkščios pusės dedam šitą daiktą. Galima, biskį šitas didokas gal. Visus išbandysiu. Šitas plokščias, bet jie visi įgaubę. Tas turi būti lapelis dar drėgnas, neišdžiūvęs. Šita oda stauroka, bet ji minkšta. Tai sugebėsim. Ir šitą lapelį mes padarysim šitaip. Vienas viršutinis kraštukas į viršų sirijas, kitas į apačią. Va. Dabar jums parodyti, jis va maždaug va toksai gaunasi. Kad jūs namuose pasiruoštumėte, jau juos išdžiūvusius atsivežtumėte, labai būtų gerai. Tokius 2 pasiruošiu. Biskį galima vandeniu čiut padrėkinti, kad jeigu perdžiūsta čia bedirbant. Ir šitą irgi vieną į viršų, kitą į apačią tą viršutinę dalį. Ir stengsimės vėl. Durė čia tas galas į delną. Į vidurį delno įsideda. Galit ir ne į delną, jeigu turit kokią nors pagalvėlę ar kietą kempinę. Bet čia turi būti jau kieta ta kempinė ir su smėliu koks maišelis. Va, išsigaumbė. Burbuliukas. Ir dar čia šituos truputį pataisom. Švelniai drėgnas, tai dar pasiduos visom mano šitom jo machinacijom. Va. 2 vienodus va tokius padariau. Bet kaip spalva per telefoną visiškai netokia nublukus. Dar 2 padarysim visiškai į vidų, kad būtų tie užsirietę viršutiniai kraštukai. Tokį vat nusmailėjusį pasidarysim. Irgi, žinoma, išgaubsim. Aš tai pasiruošiu 5 tuos žiedlapius. Turėtų užtekti. Atsargai galima daugiau pasidaryti. Kartais atrodo, kad pikau dar trūksta. Bet aš manau, kad užteks. Va tokį pasidariau. Kevaliuką. Dar vieną tokį. Padrėkinsim į vidų, į galą.
gaubsim. Paskui, per daug išdžiūvo, nenoriu manęs klausyti. Gerai, pabandysim pirmą šitą reikalą. Jetau. Teik. Na, reikia čia jėgytės, kad šitą odą storuką, tai reikia jau su ją truputį žiauriau elgtis. Va, įsigaubė gražiai ir įvedu viršutinius tuos kraštelius įlenkiam. Tokį va padarom, va. Paliekam džiūti. Nu ir dar vieną padarysim, dar biskį kitaip. Nu, įvairių formų. Paskui žinoma, kadangi aš šitą rožytę tonavau akriliniais dažais, tai irgi čia reikės tą kitą pusę, kai išdžius padažyti. Nu, šitą visą tą viršutinę dalį žiūrėsim į viršų čiučiut. Čiučiut į viršų. Tiesiog stipriai reiks suimti pirštais ir rident. Tai ta oda tada laikysis. Dar truputį. Va taip. Nu ir paliekam džiūti. Šituos irgi lapelius, nežinau, galima formuoti pincetu kiekvieną gyslelę, galima ugnim, bet da jie per drėgni, nieko nedarysim. Aš jums atvešiu, galėsiu duoti po šitą pumpurėlį vieną. Paskui pradžiai parodysiu, kaip čia viskas turės atrodyti. Va, šitai pamdysim, paskui kitas, kur į vidų įgaubti. Šitaip. Ta dabar drėgni, tai. Paskui, kur vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Dabar bet kaip žinoma, nes dėsim ir klijuosim. Iš kitos pusės. Ir šitą jau tokį, kur daugiau. Nu, vat, pumpuriuką, žinoma, čia. Kad maždaug įsivaizduotumė, dar visi drėgniai, tegul džiūsta. Tai va, aš labai norėčiau, kad jūs namuose tuos žiedlapukius pasiruoštumėt. Iš tų, kur mažiausi, kur buvo 2 išmierų, iš to mažesnio įsikirpkit 5, 6, galit 6 pasidaryti. Dėl visako didesnis pumpuriukas gausis. Tai mums bus lengviau, aš jau galėsiu iki galo jums parodyti, kaip viską daryti. Reikės vielutės, tų vielučių, tai aš čia prirenkau visokių galiukų, nes reikės ant šitų klijuotę apačios. Dabar surasiu vielutę kokią nors, nu, kad ir tokią. Va čia reikės mums atkirpti juostelę, priklijuoti ir taip visus lapukus susiklijuosime. Ir paskui prie vieno stiebelio, ant kurio galo bus va pumpuriukas su šitas va.
Ir čia mes šitaip kažkaip. Jei turėsiu laiko, tai paskui, kai išdžius viskas iki galo parodysiu. Kol kas tiek. Sėkmės darbuos.